Jeigu norit pradėti savo verslą, nuo kokio verslo geriausiai pradėti? Reklamos agentūros, SaaS'o ar e-commerce'o? Paskutiniai vietoj dėčiau SaaS'ą. Pliusai, kad yra geras cash flow ir dabar, kadangi yra AI boomas, tai gan lengva prisitraukti investicijų. Bet pagrindinis minusas, kadangi ne taip kaip e-commerce, kur produktas jau yra, jums reikės patiems jį sukurti, kas gali būti labai sunku, jeigu nesuprantat savo rinkos ir be abejo užtrunka nemažai laiko. Tai su SaaS'u pradėti nerekomenduočiau. Antroji vietoj dėčiau e-commerce'ą. Čia jau galima greičiau pradėti, nes produktas yra, tai pliusas toks. Ir pagrindė minusai yra tokie, kad produktų tiekimas gali būti sudėtingas, tada cash flow iš visų trijų yra blogiausias, bet jeigu dropshipinat, jis vis tiek bus labai geras. Tai dropshipint yra tikrai geras variantas, ypač jeigu nenorit agentūros daryti, aš labai rekomenduočiau pradėti nuo dropshippingo. Bet vis tiek pirmoji vietoj lieka agentūra. Kadangi visus reklamų kaštus padengia jūsų klientas, tai galite daugiau rizikuoti, daugiau testuoti, o po to visą tai pritaikyti savo e-commerce'ui ar ten SaaS'ui, nesvarbu. Be to, cash flow iš visų trijų pasirinkimų yra geriausias ir nors agentūrų pilna, paklausos dar yra daugiau. Vieninteliai minusai yra, kad turėsi daug neslevos su klientais ir jie gali būti labai sudėtingi, tai reiks išmokti gerai sutarti su jais. Bet tiek. Sakyčiau, galit drąsiai arba nuo agentūros, arba nuo e-commerce'o / dropshippingo pradėti, nuo SaaS'o tikrai nepradėčiau. Ir jeigu norit pradėti savo verslą, rekomenduoju jungtis į mano Discordo grupę, ją rasite profilyje, aš ten dabar visiems nemokamai padedu su jų verslo problemom.